Na, o dabar laikas jums, gerbėmieji komisijos nariai, ir pradėkime nuo Arūno Valinsko. Taip, prašom čia prie manęs, Arūnėlį. Mes norim išsiaiškinti jūsų slaptus talentus, kadangi viešus mes žinome, jūs seniai pažįstame. Na, o ką jūs mums šiandien, pavyzdžiui, parodysit, ko nustebinsit? Na, aš matyti jau prie tiek metų ir scenoje, ir estradoje, ir televizijoje, ir politikoje sustebinęs daug ko, bet galiu pasakyti, kad mūsų laikais nebūdavo tiek daug pramogų, iš kurių dabartinis jaunimas net nelabai gali pasirinkti. Kompiuteriai, televizijos laidos, ir vienas iš tokių, žinau, kad Algis labai nemėgo to dalyko, tai buvo cirkas. Aš irgi cirko nelabai mėgau, man nepatikdavo klaunai, bet kai darydavo tos magiškus triukus, net su hipnoze, ta nežinomybė man visą laiką būdavo paslaptinga. Ir mes netgi savo laiku su šou grupė Dviratis esame ruošę tokį numerį, bet po to jis taip ir neišėjo į eterį, nes mes išsiskirstėm anksčiau. Jūs čia sukate apie hipnozę, tai atsiprašau, aš dar turiu vesti laidą. Tai kadangi tokie triukai, kaip pavadinti, jie iš tiesų silpnų nervų maždaug 3 metrus, kad nebūtų žmonių, tai Vyteni, jūs iš tiesų pasisaugokit, nes žinot vis tiek jau, taip sakant, dar laidą reikia pabaigti. Dėkui, kad įspėjot. Taip, bet tai kaip jūs vienas čia... Ne, aš pasikviesiu, jeigu jūs leisite asistentus, kurie pamėgins man padėti atlikti tą triuką, kuris visiems gerai žinomas, bet aš nežinau, ar jis man tiesiog pavyks. Pavyks, jūs turite slaptų talentų. Gerai, ačiū Vytenė, ir dabar saugumo sumetimais tiesiog... Tai aš jau bėgu. Taip, jūs jau bėgit. Sėkmės jums. Prašom, kolegos. Sėkmės publikai. Ačiū, tikėsimės, žiūrėkime atidžiai. Taip, dėkoju, ir man reikėtų dabar, kas pakels rankas, kas galėtų būti savanoriais. Štai vienas, dar viena ranka. Na, jaunuolis gal šiek tiek gali būti per mažas, tai prašom, ponė. Taip, jūs nedrąsiai, aš suprantu, kad iš manęs toks... Kol kas gali būti nelabai nusisekęs Wolfas Messingas, bet tikėsimės. Labą dieną. Jūs, matau, iš akių iš tiesų pasiduodat hipnozei ir tikiuosi, kad žinote šį triuką ir tikiuosi, kad jūs būsite ta, kuri man padės. Pasisukit šiek tiek į mane. Taip va. Prašau asistentų stovėti už mūsų savanorės nugaros ir tam tikrų balsų tembrų skaičiuojantį nuo 1 iki 5, žmogus vis dėlto pamažu išeina iš tos realybės, kuris supa, ir po to, kai jisai virsta kažkuo kitų kūnų, tas kūnas netgi būna, kad suakmenėja ir galima ant jo atlikti neįsivaizduojamus dalykus. Daug mes nedarysim, jūs nesijuokit, jūs ne apie tai pagalvojot. Gerai, viskas, taip? Taigi, aš dėl viso pikto jūsų vardo dabar neklausiu, nes jeigu triukas nepavyks, tai, žinot, maža ką. Aš dabar skaičiuosiu iki 5, nuo 1 iki 5, o paskui, jeigu viskas gerai, nuo 5 iki 1 ir jūs grįšite atgal. Gerai? Dabar pajusite šiek tiek šilumą. Ir jūs pasiruošęs? Gerai, paleiskit, prašom, taip, tokią muziką. 1. Žvelkite man tiesiai į delną. 2. Dabar žvelkite pro pirštus, lyg kiaurai pro delną man į akis. 3. Dabar žvelkite kiaurai per mano delną ir pro mano galvą kažkur į tolį. 4. Įsivaizduokit, kad viską matote aplinkui, kas yra. Viską. Ir matote tik save. Tuštumoje. Nieko nėra. Ir kai pasakysiu 5, jūs užsimerksit. 5. Dabar jūs turite jausti, kaip jūs traukia atgal. Nebijokit. Ir pasiduokit tai traukai.
savanoriai iš tiesų turėtų mus girdėti kažkur toli lyg tunelyje ir kūnas yra visiškai sustingęs. Kad nėra nieko papačio, aš prašysiu asistento, prašom, pralyskite. Iš tiesų tai nieko nėra. Ir štai tokioj būsenoj kūnas gali daugybę neįtikėtinų dalykų. Mes iš tiesų nenorime piknaudžiauti ir jūsų, ir televizijos žiūrovų laiku, bet kad įrodyčiau tai, aš paprašysiu savo kolegą, vieną ir kitą. Šiaip plojimai skirti mūsų savanoriai ir manau, kad dabar pati atsakingiausia dalis. Aš prašau asistentų mūsų drąsiai savanorę grąžinti į vertikalę padėtį. Kūnas vis dar sustingęs. Ir dabar visa ta aplinka, kuri buvo aplinkui, jinai pamažu grįž į jūs. Ir kai pasakysiu skaičių 1, jūs išvysite prieš save atsimerkusi delną ir audringus plojimus, jeigu atsimerksit. 5, 4, 3, 2, 1. Man reikėtų mikrofono. Sakykit, kuo jūs vardu? Olga. Olga, kai jūs atėjote, aš galiu pasakyti, kad aš jūsų vardą iš manęs, kaip sakiau, prastas mesingas, bet aš perskaičiau, kad jūs Olga. O pavardė? Stasiulionienė. Aš taip jaučiau. Pavardės nežinojau, bet mačiau, kad jūs vedusi. Taip, kad dar kartą Olga sveikinu. Ačiū, kad mums padėjote. Na jau ateikite pas mane, Olga. Štai, gerbėmiai žiūrovai, jūs įsitikinote, ką valdžia gali padaryti su paprastu Lietuvos piliečiu. Na, aš nepatikėjau. Jūs patikėjote, gerbėmieji. Aha, nepatikėjau. Ir aš paprašysiu Arūnai, kad jūsų asistentai tuoj pat nusijimtų. Nemanau, kad čia labai esminis dalykas, kas man padėjo. Aš manau, kad pagrindinė herojė yra Olga. Vytenį, jeigu jūs čia dabar aiškinsitės, bus taip. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3... 4, 5... Aš paprašysiu vis tik nusimti kaukės. Kas čia vyksta? Čia suktybės. Nieko čia. Arūnai, kokia gėda. Čiagi teatro diarčia aktorė. Vytenį, kokia gėda. Man tikrai negėda, man garbė dirbti su tokiais asistentais. Kokius davė su tais ir dirbam? Ačiū. Jūsų slaptą į talentą mes pamatėm. Dėkoju jums. Prašom. Na... Iš tikrųjų, gerbėmieji, dabar turėčiau duoti mikrofoną ponui Arvydui, nes man knieti išsiaiškinti, kas vis tik čia vyko. Gerbiamas Arūnas, teisingai pasakytais žodžiais, savo intonaciją ir savo energiją tikrai padarė daug, kad tai įvyktų, bet viskas, kas čia ką tik buvo pademonstruota, padarė pati mergina. Nes su mūsų nedidelė pagalba, nes jinai leido savo kūnų išnaudoti jėgas, kurias turėjo. Kiekvienas žmogus turi ypatingų galių, bet dažnai būna taip, kad ne visi žino kokių. Žmogui reikia padėti surasti savo paslėptus talentus. Ir mes tikimės, kad visi dalyviai, kurie ateis dalyvauti į 2 minutės šlovės, jau žino, kokius sugebėjimus ir kokius talentus jie turi, bet šita scena ir žiūrovų dėmesys bei palaikymas padės šitiems talentams ir sugebėjimams suspindėti.